Šiandien, sausio 6-ąją, oficialiai atsisveikiname su šventiniu laikotarpiu. Tad sustokime trumpam ir paklauskime savęs, ar paskutinės praėjusių metų savaitės gimnazija buvo prasmingos? Atsakymas labai aiškus. Taip. Ir tą įrodo gerumo savaitės rezultatai. Gerumo savaitės metu visos surinktos aukos buvo skirtos Rimanto Kukėno paramos fondui. Jūsų dėka surinkome 1036 eurus. Tai ne tik skaičius, bet reali pagalba. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, kūrė, kepė, aukojo, bendravo ir padėjo sukurti jaukią, šventišką atmosferą mūsų gimnazijoje. Kokį patarimą ar palinkėjimą norėtume perduoti dabartiniams mokiniams? Tai norėčiau grįžti prie to. Priimkite tai, kaip yra. Priimkite tai labai ramiai ir dar kartelį pasikartoju, ypatingai ketvirtokam. Ateis tie egzaminai, jie praeis ir pamatysite, kaip tai buvo pakankamai paprasta. Ir svarbiausia, neleiskite savo emocijoms užgožti jūsų žinių, tos išminties, kurią turite, ir keliaukite, žvelkite į priekį. Dar norėčiau paklausti, ar mokykloje teko pasisemti tiek žinių, kad panaudotumėte ateityje? Tikrai tenka pasisemti labai daug žinių, tai turbūt pradedant nuo tų bendravimo įgūdžių, kas yra kasdieninėje veikloje. Labai daug žmonių, sako, matematika daug kas nepanaudoja gyvenime, tai galbūt ne viską tenais mes panaudojame, bet tą pačią matematiką aš turbūt naudoju kiekvieną mielą dieną. Atsiminkime lietuvių kalbą, kurią mes irgi bendraujam, tai tikrai geografijos pamokos taip pat yra, jos atidaro tikrai nuostabias duris, kuriomis pasinaudojus tikrai galite tiek keliauti, tiek pažinti pasaulį, tiek susirasti draugų, bendraminčių. Neseniai teko Pasaulio sveikatos organizacijoje dalyvauti ir pristatinėti, skaityti tokį trumpą pranešimą. Tai net ir biologijos pamokos praverčia, nors aš baigiau 10 klasėje biologiją ir toliau nesimokiau, bet tikrai kiekvienas žingsnis, tas, kuris nužengtas mokykloje, niekada nežinai, kada išlys gyvenime. Ką praleidžiate laisvalaikiu, ką veikite? Laisvalaikiu iš tikrųjų praktiškai kiekvieną savaitę aplankau Algirdo Mykolo Brazausko gimnaziją, tai ir šiandien vakare panašu, kad apsilankysiu, vakare sportuoju su pažįstamais, su draugais, susirenkame krepšinį pažaisti. Mėgstu ir pažvejoti, tai šis pomėgis šiai dienai yra šiek tiek nustumtas į šoną, bet turbūt tas laisvalaikis pagrindė yra sportas, žvejyba, na ir aišku kartais kelionės, kada pavyksta atitrūkti su visa šeima. 2026 gal keliaujate kažkur nuvykti į kitą šalį? Planuoju, gegužės mėnesį planuoju pasiekti beveik praktiškai prie pat Nordkapo, tai va čia geografijos žinioms, kas galėsite pasižiūrėti, tai iš principo yra šiauriausia vieta, kurią galima pasiekti automobiliu. Mums liks ten apie 30 km iki jos, tai aišku planuojame žvejybos atostogas. Tai čia su tėčiu turime tokią tradiciją, kiekvieną pavasarį išvykti. Ačiū Jums labai, Tomai, už pokalbį. Ačiū labai. Dabar viena svarbiausių akimirkų. Kartu su gimnazijos mokinių prezidentu ir mokinių taryba norime padėkoti tiems, kurie buvo ypač aktyvūs. Padėkas mokiniams teiksime pagal koncentrus. Jas įteiks gimnazijos mokinių prezidentas Raigardas Kriugžda.